sunku, kada tu, sakykime, su žmonėm kalbi ir sunku yra pasakyti pinigų sumą, nes kažkaip jinai atrodo, nemaža kai kam. Ir nesvarbu, ar mes kalbėsim apie Atmidijos dėžutę, kuri iš tikrųjų nedidelė suma, jeigu taip jau pasižiūrėjus, žiūrint su tokia investicija ir grįžtamąją grąžą, ir tie patys SP taškų paketai ir panašiai. Nu, bet vis tiek, kiekvienam, kaip sakant, savimatymai, ar ne? Tai jeigu ateina tas toksai, jau žinai, paklausia kainos ir maždaug kaip tą visą reikalą padaryti, kad neišstenėti ir kad su lengvumu tai būtų. Jo, tai prieš tą pakomentuojant, aš irgi dar noriu pasakyti, labai dažnai mes girdim, kada ateinam į parduotuvę ir tu, jeigu paimi kažkokią tai prekę, kurios kaina, sakykime, nemaža, taip sakykime, bet tas nemaža, tai vėlgi, vienam jinai maža, o kitam didelį. Ir prie tavęs prieina prie pardavėjas ir sako, šita prekė, tai žinot, yra brangi. Ir aš niekada nesuprantu, kaip tu gali dirbti pardavėju, atėjęs ir pasakydamas pirmiausia pirkėjui, šita prekė brangiai kainuoja, šita prekė tai yra jau brangi, ne? Tu net nežinai, tam žmogui jinai pigi ar jinai brangi pirmiausia. Tai tegul pats žmogus nusprendžia savo galimybę, žinodamas, ar jam tai brangu, ar jis gali tai nusipirkti ar negali. Ir va čia tas tai vėlgi nenuspręskime už žmogų pagal savo tą kažkokias tai ribas. Nes jeigu imkime, sakykime, šiandien dienai dėžutės kaina, jeigu be nuolaidos, ne, tai yra 200 eurų. Sakykime, imant, jeigu iš paketo 10 dėžučių paketo, dėžutės kaina 200 eurų ir jinai grįž 2 kartus didesnė suma, nes žmogus gauna 400 SP taškų, kurie jam virs grynaisiais pinigais. Tai yra trumpalaikė investicija, kur euras uždirbs 2 eurus, tai jau čia yra vertė. Nes mes žinom, kaip yra sakoma, gera investicija yra ta, kad jeigu tavo išleista pinigų suma sugrįžo per metus laiko, tai jau yra gera investicija. O čia, išleidus 200 eurų, 400 eurų net per metus yra tikimybė, kad sugrįž. Ne vien tik tai tą, ką tu išleidai, bet dvigubai. Tai prašau, aš jau dalinuosi puikia investicija kiekvienam žmogui, net neturinčiam finansinio raštingumo. Ir nesvarbu, kokio amžiaus. Ir be rizikos, nes mes turime Atmedia projektą. Be rizikos. Be rizikos. Taip. Tai grįž be rizikos. Tai va čia, kodėl nesidalinti vėl šitą puikią žinią. Ir kitas dalykas, jeigu netgi žmogus, būdamas tik MyVoldo pirkėjų, nusipirko dėžutę, išbandė, veikia, generuojasi pinigai, tai toks žmogus, jis gali bet kada greitai tapti ir LikeOnNet marketeriu ir tuo projektu besidžiaugdamas dar gali savo susikurti pasyvių pajamų šaltinį.